Ja, šia klausimas toks labai įdomus. Vėlgi, kadangi aš esu kaip labai ir realistė ir šiaip dirbu su tuo, kad žmonės supažindinu su jais pačiais. Ir šitoje vietoje aš vėlgi kalbėsiu apie tai, kad mes atsisakome bele ko, kas mums yra sveika, tik tai dėl to, kad mums tai teikia papildomos energijos. O kas yra papildoma energija? Tai yra kaip tamsiame kambarį šviesa. Mes apsišviečiame ir mes pamatome tai, ką mes darome savo gyvenime prieš save. Vėlgi, o kai mes pamatome, ką mes darome prieš save, reikia keisti tada, negi nebūsi kvailys kažkoks. Kažkaip tai nepatogu prieš save patį ar prieš save pačią. Dėl to mes netgi ir žinodami, ieškome pasiteisinimų. Pasiteisinimų galima ieškoti, rasti įvairių. Kokių? Kad pavyzdžiui, galbūt ta dieta man netinka. Galbūt tas maistas, kur aš jį rasiu dabar. Dabargi galima girdėti apie tai, kad visa žemė jau yra užnuodyta ir iš viso čia nieko gero niekur nebūna. Ir iš viso kraujo grupės. Žodžiu, žmonės ieško krūvos visokių pasiteisinimų, pasiaiškinimų, dar to kažkokio tai nerealaus, kažkokio tai vienintelio, tokio, vienintelio kažkokios panacėjos nuo visų ligų, kad tai yra maistas. Nėra tokio maisto. Todėl, kad virškiname mes maistą fermentais. Vėlgi, kovojame su virusais ir visokiais kitokiais mumis pakliuvusiais negerais dalykais, irgi fermentais. O fermentai gaminasi organizme, esant aukštose vibracijose. Kas yra aukšta vibracija, ne? Tai yra, ką jaučiu, tą šneku, ką šneku, tą darau. Realiai, vėlgi, atsisukime į savo protėvius. Viskas pasaulyje jau, dėl ko aš juokauju, jau žmonės visomis lygomis persirgo, kiekvienai emocijai po 3 knygas parašyta. Mes jau viską žinome. Kas tai yra? Fermentuotas maistas. Rauginti agurkai, rauginti kopūstai, tenai vėlgi daigintos kruopos kažkokios. Kuo daugiau mes sunaudosime fermento, tuo mes būsime sveikesni, nes imunitetas galės vėl kovoti su virusu. Kuo mes būsime sąžiningesni patys prieš save, tuo mes būsime labiau atsipalaidavę. Tuo labiau mumise bus sveikesnė mūsų mikroflora, kuri tiesiogiai įtakoja mūsų imunitetą. Štai ir viskas atsakymas.